Gerai, greitas užsienio kalbų mokymas. Kas jaučia, kad tai nėra labai lengvas darbas mokytis užsienio kalbų? Pasižymėkit. Mokymasis užsienio kalbų yra pats lengviausias pasaulyje dalykas. Pasaulyje, aš tai pareiškiau į kamerą labai oficialiai, o aš apvažiavau visą pasaulį, ieškodamas mokyklų, kuriuose greitai mokoma. Nėra šiuo metu pasaulyje moksliškai įrodyta, kuria nors programą, kuo jinai skiriasi nuo kitų ir kurios programos pagalba galima greičiau išmokti. Yra tik tai įvairios teorijos ir yra praktika. Tai šiandien aš jums pristatysiu keletą principinių dalykų, už kurios buvo krauju sumokėta. Kas patvirtinta krauju. Ar kraujas geras įrodymas? Jeigu už klaidas mes mokam krauju. Tai iš tikrųjų yra mokyklos, kurios krauju sumokėjo už klaidas, tai jos visišką šlagbaumą padeda ir kryžių ant tradicinių mokymų sistemų. Tai reiškia tai mitas, kad užsienio kalbą mokyti sunku. Antras mitas, pasižymėkit, kad yra žmonės talentingi kalboms ir netalentingi. Nesąmonė. Nesąmonė. Mes visi turim pakankamai talentų, kad išmokti užsienio kalbą. Jeigu jūs bent vieną kalbą mokat, jūs neturit problemų su talentu. Kad vaikai greičiau mokosi. Ir kad jau vaikams bullshit, nesąmonė. Pasižiūrėkit, kiek vaikų užtrunka išmokti. Mano dukrytė, aš manau, jinai gabi, 1,5 metų. Nuo ryto iki vakaro. 20 metų mes su jie šnekam lietuviškai. Kaip jinai šneka? Įsivaizduokit, jūs suaugę žmonės kiekvieną dieną po 8-10 valandų lankot kursus anglų kalbos ir po 1,5 metų jūs klausia, how are you? Kas jausų, kad geras progresas? Net kai bus jai 3 metukai, kaip jinai šnekės, nioniukia, penkizuoti ir viskas. O paklauskite to vaiko, o jeigu žiūrėti konceptualiai, ką tu galvoji apie šiuolaikinę transderivatinės paieškos tendencijas? Kas kis vaikas? Keitė, tu čia pokalbėjai. Nes jeigu žiūrėti, koks žodynas pas vaiką, jis yra labai mažas. Maži vaikai turi labai mažą žodyną. Tai reiškia, vidutiniškai, kiek tenka vaiko jau laiko užtrunka išmokti kalbą. Jeigu jūs norit kalbėti bet kokią temą, bet kokią kalbą, jums tenka apie 3 mėnesiai. Jeigu jūs norit laisvai rašyti, kalbėti, skaityti, ir dar kalbėti be akcentų, tai jums užtruks 1 metai. Bet 3 mėnesiai tai tikrai pakanka tam, kad išvažiuoti į kitą šalį, laisvai kalbėti ir taip. Nesąmonė. Bet turiu jums dar kitą naujieną, dar blogesnę. Tam, kad aplamai pradėti kalbėti, apie 1 valandą palaikyti normalų pokalbį apie kasdieninį gyvenimo dalykus. Užsienio kalba kiek reikia tam skirti laiko? 1 dienos iš vis. Tik 1 dieną. Ir kiek užtrunka, kad išmokti visą anglų kalbos gramatiką, pavyzdžiui. Su visom 26 laiko formom ten žodžiu. Aš žinau, kad jūs mane išvarysit. Nesąmonė stebėti. Dar vienas 4 dalyvės atsakė į vieną klausimą vienodai. Aš paklausiau, ar jūs tikit, kad galite išmokti užsienio kalbą? Taip. Ar jūs tikit, kad yra pats lengviausias dalykas? Taip. Ar jūs žinot, kad jūs mokat ir galite daryti? Taip. Ar jūs norite toliau mokytis? Taip. Ar jūs pavargot? Jokių būdų. Nors mokymai vyko po 6-8 valandas. Ar nors jūs pasižiūrėksit į tradicinius kursus, kiek vidutiniškai per vieną akademinę pamoką žmonės išmoksta žodžių? 30. Super kursai. Realiai aš klausiau, čia buvo mokytojų, kur užsienį studijavo ir dėstė. Tai vidutiniškai 3-5 žodžiai. Plius, tai čia per patį užsiėmimą, plius jiems duoda 20-30 žodžių pasimokyti namuose, savarankiškai. Ir kai aš klausiau, kai mes apklausim įvairias mokyklas, kiek jie moko tų žodžius, pagrindinis principas – zubrinimas. O zubrinimas tai yra mechaninės atminties panaudojimas,
Pavyzdžiui, table stalas, table stalas, table stalas, table stalas, table stalas, nuobodu, table stalas. Po to čia kėdė, čia kėdė, čia kėdė, čia kėdė. O palauk, kiek ten stalas? Tūbul, neatsimu, tuščiais. O kaip atrodo per savaitę, kiek jie išmoksta? Kadangi jų nieks nemokina kartoti, tai dažniausiai žmonės pamiršta tokį, kad po 24 valandų pamirštam 80% informacijos. Tai todėl kursai, o dažniausiai kursai vyksta 2 ar 3 kartus per savaitę, ne? Kai žmogus pirmadienį atėjo pasimokė, trečiadienį jisai praktiškai iš naujo pradeda mokytis. O penktadienį pradeda iš naujo mokytis tai, kad išmokė čia įsiminimo techniką. Tai tu išmoksti žodžius dažnumu maždaug tokius 100 žodžių per 1 valandą. Jeigu tu nori išmokti 300 žodžių, tai tau užtrunka 3 valandas. Jeigu tau reikia 500 žodžių, tau reikia 5 valandų. Ir tenais tokie numeriukai 1, 2, 3. Ir tenais yra sudėliota 30 tokių sričių. Čia apie transportą lėktuvas, čia yra apie namus, čia yra veiksmažodžiai sporto salė, čia yra spalvos. Ir iš principo 30 svarbiausių tokių temų yra sudėlioti ant žemėlapių. Ir po to apie kiekvieną temą yra dar po vieną atskirą žemėlapį. Ir ką žmonės atsimena? Iš pradžių atsimena visą maršrutą ir prie to maršrutų uždeda konkrečius namus. Pavyzdžiui, jeigu jūs mokotės kelių kalbų, jūs galite Vilniaus miestą skirti kam? Anglų kalbai, Kauną skirti vokiečių kalbai, o Klaipėdą prancūzų kalbai. Ir jums tada nesusimaišys. Kai norit išmokti apie namą, paimkit Vilnių kažkokį konkretų namą, prieikit prie jo su žodynėliu ir išmokit sieną ir pridėkit ant sienos. Langas ant šito čidžiukį. Vokiečių kalbą nuvažiuojat į Kauną, paimat konkretų namą ir ką? Ir tenais uždeda. Ir tada jums galima bus labai lengva atrinkti, kada vokiški, kada angliški, kada nelietai, o taip pat kaip aš. O kai, žinot, anglai, arba ten, aš mokytis anglų kalbą tik 1 dieną. Ir jie apmanka, nes jūs kalbėsit laisvai, nes jūs nestabdo užsienio kalbų gramatikos nežinomus. Teisingai? Tai aišku, ir iš tikrųjų, didžiausias stabdis, kad mes bijom. Žiūrėkit žmogus, kurie neturi stabdžių. Jie šneka ne taip, kad visi supranta. O tu 10 metų studijavau, galvoju, kaip čia pasakyti? I'm sorry, yeah, I'm sorry. Dabar excuse me, ne, I'm sorry. Plėža, ne, shall, will, ne, aha, čia trečia forma. Perfect continuous, žiūrėjau, troleibusas išvažiavo. O Tarzanas atėjo, sako, duokit čia greitai. Thank you very much, понимаешь. Viskas, visi supranta. Tai iš tikrųjų, kai mes pralaužiam tą ledyną, suprantam, kad jeigu tu žinai 300 žodžių, gali praktiškai kalbėti apie viską. Yra, vat, mes esam, yra anglų arba ten portugalų ar kokia kalba, ir yra dar neaišku, kieno sukurta tokia disciplina, kuri vadinasi gramatika arba lingvistika. Žmogus nori kalbėti. Aš noriu norėti kalbėti. Teisingai? O man sako, ne viskas taip paprastai. Iš pradžių išmokti perfect continuous. O tai dar paaiškina lietuviškai. Prie linksnio, antro linksnio, ten. Aš net lietuviškai nesupratau apie ką jie. Aha. Tada jis sako, dabar išmok angliškai. Bet dar, kad mažai mums nepasirodytų, jie taip sako, pažiūrėjau, pradėjai. Anglų kalba sako, labai sudėtinga. Nutikė, nes jiems babkės reikalingos jau. Aš mokytis anglų kalbą 15 metų, daug babkių sumokėti, todėl iš jūsų norim gražinti. Ir jie padaro patį baisiausią dalyką. Sako, žiūrėkit. Yra daiktavardžiai. Anglų kalboje daiktavardis ir pradeda vardinti, ko jisai nedaro. Nelinksniuojamas, neįtindinėdin. Svelis galvoja, man valdyti, o ką aš dar turiu žinoti, ko jisai nedaro. O jisai kosmosą neskraido? Ne, neskraido. Įdomu. Ir kaip jaučiatės, sužinojo 20 dalykų, kurie nedaro daiktavardis?
Nu, žmonės jau taip, jau solidė, jau man kad rimtas žmogus, nes jie taip aiškiai neatsimtų. Po to sako, bet jūs, jeigu norite daugiskaitoj pasakyti, reikia pridėti S. Ir jūs galvojate, ačiū Dievui, bet kažkokia naudinga informacija, bet nesako, neskubėkit. Panagrinėkim, kada negalioja šitą taisyklę. Ir čia pat 26 išimtis. Smegenys bent vieną šiaudą norėjo pagauti ir čia nėra. Ne? O dabar įsivaizduokit, jeigu sakot, brangieji, šiandien jūs išmoksit keletą taisyklių, o jų yra šis 33. Vat visa anglų kalbos gramatika ant tiek paprasta, kad čia taip pat kaip kramtoškas supranta. 33 dalykai, kuriuos jūs turite žinoti. Ir pats baisiausias dalykas, sako dėstytojas, tai yra daiktavardžiai. Pasiruošę visi jau įsigandė. Jeigu vienaskaitos, sakykite taip kaip žodyne. Daug. O jeigu daugiskaitos, tai dėkit S. Visiems aišku. Taip, super, vieną taisyklį įvalgęs. Pirmas žingsnis, kurį daro anglakalbis, jisai užduoda savo klausimą. Tai, ką aš noriu pasakyti, ar tai yra veiksmas, ar tai yra būsena. Pavyzdžiui, aš einu namo, tai yra veiksmas? Veiksmas. O aš einu erelis, aš esu erelis, būsena. Labai sudėtingai. Visiems aišku, super, jūs atlikot patys sudėtingiausią žingsnį. Dabar anglai, jeigu pažiūrėjau, tai yra veiksmas, klausia, ar tai yra aktyvas, ar tai yra pasyvas. Aktyvas tai aš duodu snukį. Pasyvas man duoda snukį. Ar aišku skirtumas? Kažkam reikia parodyti skirtumą. Visiems aišku. Aš duodu snukį, man davė snukį. Taip? Ir pavyzdžiui, kai aš sakau, aš jau vakar kažkur tai. Tai yra kas, aktyvas ar pasyvas? Aktyvas. Mane vakar kažkur. Pasyvas. Labai siūlymai. Aktyvas, pavyzdžiui. Ar žinote, kiek tikrai laikų formų yra anglų kalboje? Pasižymėkite. Ir kiniečių kalboje, ir portugalų, tik tai 3. Yra dabartis, ateitis ir praeitis. Ir jūs tikrai nepralaimėsit, jeigu neišmoksit kartą Aš eisiu rytoj į kiną. Kas tai yra? Ateitis. Aš vakar buvau kine. Aš šiandien esu kine. Ar labai sudėtinga? Ir jūs vėl būt teisūs. Dabar žiūrėkit, anglų kalbos, bet kokios užsienio kalbos užsienimuose 90% laiko žmogus susimano. Tai pasako ne tai, tai parašo ir dėsto tiek čia. O žiūrėkit, jūs jau praėjo daug gramatikos ir jūs niekada nesusimovėte. Nes jeigu studentas susimano, tai yra kino klaida. Kadangi mes čia turim transformacinį seminarą, pakelkit ranką tie, kas įsipareigoja per artimiausius 3 mėnesius išmokti kokią nors kalbą. Kokį įsipareigoti? Negalvokit, tokie, gerai, per metus. Kelkit visi. O dar įsipareigojit, kad per gyvenimą minimum 3 kalbas išmoksit. Gera žinia. Kai analizavo, kas žmogui padeda susitvarkyti su Alzheimerio lyga, žinote ten. 2 dalykai senatvė. Užsienio kalbos mokymas ir smuikas. Nežinau, kaip su smuiku, bet užsienio kalba iš tikrųjų labai yra gerai mokyti. Gerai? Tai ką, rytoj